I'm Lieutenant Colonel Jason. I am the detachment commander, and I arrived here on the 12th of July and will stay here till end of August. Čia yra pulkininkas leitenantas, tas vardas aš parašyti, matot, sakysiu. Ir jis, kaip minėjau, yra junginio vadas ir jis atvyko čia Liepos pabaigoje, prabus dar iki rugpjūčio galo. We have 118 people here on base, and then I also have 9 soldiers and counters that are the radar controllers, and we have 2 soldiers and builders. Žodžiu, jisai yra atsakingas už 118 karių, kurie yra čia šitoj bazėje. Po to yra 9 yra Kaune, kaip žinot, radaro kontrolieriai tenai. Ir dar yra Vilniuje, kur prižiūri tą kaną. I'm really sorry, that's not Raimund. That's Manfred von Richthofen. He was the most famous fighter pilot in the First World War with more than 80 kills. And today Australian and British are still fighting who finally killed him. And that's the name of our wing which we have in Germany. Čia yra viena iš vokiečių lakūnų per Pirmą pasaulinį karą, kuris padarė 80, nušovė lėktuvą 80. Jo, tai vat yra to, jo. Red Baron. Jo. Yeah, that's why he was a Baron. Oh, triplan Red Baron, yeah. He was flying this aircraft with the three Todėl vat yra jų dalinys tas raidė ir nuo jo pavardės kilo. Fokker, triplan. And I'm at home in Germany. I'm commander of the 2nd squadron. That's why 71 is the fighter wing and 2 is my squadron. And that's our patch here in Germany. Čia jų ženklas, kaip matot, aiškina, jisai Vokietijoje yra antro dalinio vadas. Tie 712, 72 yra kaip eskadrilė ir antro būdo kažkaip suskirstymą, aišku, čia viskas. Ir jų tas ženklas yra. Bet aš įtariu, kad jis yra ne vokiečių kilmės. Lietuvis.